Gerai. Jo, tai jau ta 11 valanda atėjo. Mūsų posėdis ir buvo numatytas 11 valandai. Aš nežinau, informacijos neturime. Deimantė gal jungiasi, matau. Labas rytas. Labas diena. Labas rytas, Deimantė. Esate? Dalyvaujate? Taip. Taip, trūksta tik Vaclovo Motiejūno ir Roko Jurgaičio. Bet kad ir jų nėra, mūsų kvorumas yra. Vaclovas jau, sveikas. Labas rytas. Sveikas, Vaclovai, malonu. Kažkaip nesusitvarkau su savo technika. Nieko, pavyks tuoj. Ne, langą kažkodėl padalina man ekraną į dvi dalis. Ir paštą, ir... O gal dabar leis jau. Visai panaikinti. Svarbu mus girdi, kažko svarbaus mes šiandien gal ir nespręsime. Susirinkom pagal numatytą darbotvarkę, kuri buvo išpublikuota pagal visus mūsų nuostatus. Ir nežinau, ar reikia ją dar kartą perskaityti, ar visi susipažinę esate. Turėsime 5 klausimus. Perskaitysiu, gal kažkam įdomu, kas stebimus. Antikorupcijos prevencijos situacijų Šiaulių rajone savivaldybėje pristatymas. Pranešėja bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Donata Bukauskaitė. Dėl komisijos narių atsakingų už pranešimo antikorupcijos komisijos dėžutės savivaldybėje priežiūrą paskirimas, dėl antikorupcijos komisijos informacijos savivaldybės internetinėje svetainėje skelbimo, dėl antikorupcijos komisijos darbo plano 2024 metams rengimo ir kiti klausimai. Tai pirmų klausimų mes turime atvykusią Šiaulių rajono savivaldybės vyriausiąją specialistę Donatą Bukauskaitę, kuri yra atsakinga už korupcijos prevenciją savivaldybėje. Tai labai būtų įdomu mums visiems turbūt išgirsti, ką pati savivaldybė daro šioje srityje, į kurią mes aktyviai jungiamės. Šiandien peržvelgiau mus visus ir pagalvojau, kad mes visi beveik čia naujokai. Užtat ta informacija būtų reikalinga, naudinga ir gerbiama Donata, jeigu galite, mums trumpai, labai išsaviai reikia, ką jūs veikiate, kas šiuo metu yra aptariama ir yra aktualiausia, kad mes orientuotumėmės, kur galime prisidėti ir mes. Tai yra, sveiki visi, yra įgyvendinimas korupcijos prevencijos 22-24 metų veiksmų planas ir pagal jį šiais metais buvo parengta Šiaulių rajono savivaldybės 23 metų atsparumo korupcijai lygom įstatymo išvada. Taip pat buvo atnaujintas viešų ir privačių interesų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tvarkos aprašas. Taip pat parengtos nulinės tolerancijai korupcijai politikos gairės. Darbuotojams kartu periodiškai yra primenama informacija apie savivaldybėje veikiančius kanalus, kuriais galima pranešti apie neteisėtus veiksmus, korupcijos atvejus ar kitus pažeidimus. Per paskutinius 3 mėnesius yra parengtos 3 atmintinės. Atmintinė apie skaidrumą, atmintinė apie pranešėjų apsaugą bei atmintinė apie privačių interesų deklaravimą. Jos yra duodamos susipažinti darbuotojams per avilį. Taip pat nuolatos aktualizuojami pareigybų, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją sąrašai. Keitėsi vietos savivaldos įstatymas, tai buvo įtrauktos tam tikros pareigybės. Taip pat yra tikslinami ir asmenų sąrašas, kurie privalo deklaruoti privačius interesus. Taip pat šiuo metu vyks antikorupcinės aplinkos vertinimo tyrimas Šiaulių rajono savivaldybėje. Savivaldybės interneto svetainėje yra patalpinta nuoroda į apklausą. Joje kviečiami tiek Šiaulių rajono savivaldybės darbuotojai bei gyventojai išreikšti savo nuomonę apie korupcijos paplitimą. Buvo siųsta ir tarybos nariams tas kvietimas dalyvauti. Taip pat yra dalyvaujama aktyviai mokymuose. Tai 23 metų gruodžio 6 dieną 10 valandą vyks mokymai. Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Gegužės 16 dieną taipogi vyko STT mokymai korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Taip pat, kas buvo padaryta, tai šiais metais buvo pradėtas skelbti privačių interesų deklaracijos.
Tai tiek dirbančių politikų savivaldybėje, tiek skyrių vedėjų ir jų pavaduotojų, tiek pat ir darbuotojų, kurie atrenka viešųjų pirkimų laimėtojus, pirkimų organizatorių bei iniciatorių. Deklaracijos yra peržiūrimos ir atnaujinamos, taip pat yra tikrinamos ir jeigu matoma kažkokių netikslumų, tai darbuotojai yra informuojami apie tai, kad jas turi patikslinti. Taip pat apie tai yra primenama ir naujai priimtiems darbuotojams. Yra siunčiami laiškai ir kas liečia konkrečiai korupcijos prevencijos skiltį mūsų savivaldybės svetainėje. Tai yra nuolatos skelbiama informacija apie korupcijos priemonių įgyvendinimą. Taip pat šiais metais tos skiltys buvo papildytos dviejomis naujomis rubrikomis, tai yra lobizmas ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Darbuotojai skatinami lankytis STT mokymų platformą ir kelti kvalifikaciją ir galime pasidžiaugti, kad šiuo metu yra pateikti 682 sertifikatai, tai mes pakankamai aktyviai dalyvavome kaip savivaldybė, išnaudojame šitą priemonę. Ir tos populiariausios temos tai būtų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, dovanų, politika, korupcijos samprata. Taip pat bus, kas yra aktualiausia, tai šiuo metu bus pradėtas jau rengti Šiluvio savivaldybės pasitikėjimo kanalais gaunamų pranešimų registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas. Tai galbūt tiek trumpai būtų. Jeigu glaustai, nes, kaip sakote, nesinori kažkaip įsiplėsti per daug, bet tiesiog tą bendrą situaciją žinoti. Turbūt ne tik man ir visiems pasirodė labai daug, čia visko atliekama ir viską. Donata, jeigu truputį apie tą planą, į ką mes labiausiai orientuojamės, ką esame užsiplanavę ir kas mums svarbu dabar padaryti. Ar šiuo metu, ar ateityje, ar jūs jau kažką dabar esate neseniai atlikusi? Jeigu tų iš pačių neseniausių, tai kas buvo svarbu ir praeitais metais, kaip mes ir turėjom pasidaryti atsparumo korupcijai lygio nustatymą, bet kadangi, kaip žinia, dar nėra patvirtinta vyriausybės tas pats projektas, tai nuspręsta vis dėlto buvo atlikti šiais metais, nes buvo konsultuotasi su STT darbuotojų, kad galima atlikti, kad ir yra tik tai projektas, bet jų pagal jį galima kaip ir atlikinėti, nes ten šiek tiek yra tam tikrų steigimų kaip ir vyriausybėje, bet šiaip jau kai kurios valdybės atlikinėja. Ir mes praeitais kaip ir metais tą turėjom pasidaryti, bet kažkaip tai buvo nuspręsta, kad laukiam, kol patvirtins, nepatvirtino ir kad nesusprendėm, kad galime pasidaryti. Tai, ir kas artimiausiu metu, ką dabar akcentuojamasi, tai į pavaldžias įstaigas ir jų skelbiama informacija, ką joms yra privalu skelbti, ką joms privalu atlikti. Tai dabar ir tai artimiausiu metu bus koncentruojama, prižiūrima, kokia pas juos yra informacija skelbiama. Jau yra įmonės gavusios rekomendacijas ir jos vykdo kažkokį darbą, kad viską paskelbtų tinkamai. Taip, Donata, supratau. Jau yra tas pradėta tikrinti ir kuo galima pasidžiaugti, tai kad kiekviena įstaiga turi turėti tą asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją pasiskyrusi, tai pas mus visos pavaldžios įstaigos, tiek mokyklos, tiek biudžetinės įstaigos, jos yra tą asmenį pasiskyrusios. Taip pat, kuo galima pasidžiaugti, tai kad yra tuos sąrašus, dėl ko privalu kreiptis į STT. Yra reaguojama, buvo kelios įstaigos, kuriams reikėjo tos sąrašus patikslinti, tai buvo išsiųsti mero raštai ir jos patikslino tos sąrašus, bet taip dar yra šitoje vietoje, kur tobulėti. Matau, Vaclovas nori paklausti. Ar galiu kalbėti? Girdit? Taip. Tai aš nežinau, vakar žiūrėjau laidą ir per Tele3 ir būtent su mūsų komitetu susijusi tema, ten kalbėjo apie teismus ir sakė, kas yra korupcija. Ir ten buvo minimas vienas atvejis. Tai korupcija yra toks veiksmas, kuris paprašius yra įvykdomas. Pavyzdžiui, kažkokia privilegija, ar ten teisės aktai, ar kiti, tai yra toks labai paprastas dalykas. Kaip pas mumis čia atrodo savivaldybei, kas ką paprašo, kas ką padaro, turbūt sunku pasakyti, bet toks bendras supratimas, ką jūs pasakėte, jūs ten labai daug visko įvardinot ir kaip pirmininkė paminėjo, buvo labai, sakykime, daug tos informacijos. Bet vakar ta laida, kai paklausiau, tikrai ten kalbėjo žmonės, jau galima sakyti,
vieni aukščiausio to lygio teisininkai, tai jie paminėjo, kad korupcija tai yra toks veiksmas, už kurį paprašęs yra padaromi, sakykime. O atsiskaitimo formos gali būti įvairios. Ten buvo minima kita forma. Tai toks bendrai, aš nežinau, kolegos dar gal irgi kažką pasakys apie tą dalyką. Ir tai, aš manau, jie egzistuoja, daug visi visko prašo. Ir ant kiek tas yra padaroma, ant kiek yra, sakykime, mūsų priemami sprendimai, kai kas paprašo. Toks tikrai įdomu čia dalykas ir bus įdomu pasižiūrėti taryboje atkreipti tai dėmesį. Tai mano toks trumpas pastebėjimas. Nežinau, ši tema, ne į temą, bet atliktais, kad į tą temą kalbėjau. Mano manimu tikrai Vaclovai tema, tai yra bet koks naudos gavimas. Nesvarbu atlygis mažas ar didelis, bet kažkoks tai susitarimas, kur gaunama kažkam nauda. Tai iš tikrųjų tokių atvejų gal yra daugiau negu kad mes įvardėjom kartais, kai kažkas pagautas už rankos, ar jau yra nubaudžiamas, ar dar kita. Aišku, mes turime atkreipti dėmesį. Jo, aš manau, kad vyksta taryboje panašiai tokių veiksmų, kur galima būtų įtarti, ar tai nėra už kažką daroma. Man dabar, kaip vakar pasižiūrėjau ir pažiūrėjau, taip pat, žinot, tokių dalykų būtų įdomu panagrinėti. Bet tokių dalykų įdomu būtų panagrinėti. Tai mano toks pastebėjimas. Suprantu, turbūt ateities dalykas, kur atkreipsim dėmesį. Na ir Algimantas pasisakys. Aš jau ranką nuimsiu. Aš pratęsiant Vaclovo temą. Aš taip pat žiūrėjau, tik ne viską ten mačiau, bet dalį tos laidos mačiau. Bet ne apie tai mano nuomonė pasikeitus vietos savivaldos įstatymui, šitoj kadencijai, kadangi dirbam jau pagal naują vietos savivaldos įstatymą, ir tos mūsų valdžios dabar jau atsiskyrė meras, kadangi pateko į vykdomąją instituciją. O mes tarybą atskirai, čia, sakykime, tarybą savo turim tik tai dabar antikorupcinę komisiją, turim kontrolės audito tarnybą. Tai korupcijai pačioj vykdomoje valdžioje atsirado daugiau tokių vienašališkų galimybių spręsti įvairius dalykus. Ten ir priėmimai į darbą, ir pirkimai, ir visa tai yra susiję, kadangi ir meras tam pačiam vežime sėdi, ir administracijos direktorius tam pačiam vežime sėdi, ko anksčiau nebūdavo. Būdavo bent jau tam tikrų skirtumų tarp galimybių mero, administracijos direktoriaus. Tai būtent aš nesakau, kad čia kas nors, bet prielaidų gali atsirasti daugiau korupciniams reiškiniams, nes kai visi vienam rate dirba sutariai, žymiai paprasčiau ten visus tuos dalykus reguliuoti, ir tie korupcinės apraiškos yra pasireikšti būtent tai vykdomai institucijai šiuo metu tokiai, kokia jinai yra pagal įstatymą. Mano nuomonė yra daugiau galimybių. Tai, aišku, man atrodo, kai mūsų čia komisija ir audito tarnybai, dar kažkaip kontrolės, iš tikrųjų reiktų į tas sritis daugiau to dėmesio. Čia toks mano bendras pamąstymas taip pat. Jeigu dar galėčiau Algį papildyti, aš manau, iš tarybos posėdžių, sakykime, kada pristatomi klausimai, ir man atrodo, praeitoj tarybai kažkas panašaus įvyko, mūsų paprašė. Manau, tokie terminai jau jie turėtų dingti. Nes jeigu mūsų paprašė, tai kaip ir jau mes tenkinam jų kažkieno prašymą, gauti kažkokią naudą, sakykime, taip turėtų būti. Jau ta formuluotė, sakykime, jin jau turėtų keistis ir keisti, ir pati administracija tą turėtų atkreipti dėmesį, yra gautas prašymas ir analizuojama objektyviai ta informacija reikalinga, ne, bet jeigu atsiranda... Nutrūkai, Vaclovai, kažkur. Retorika iš diskusijų mūsų paprašė. Aš manau, kad tas mūsų paprašė
turėtų dingti retorikoje taryboje. Ir čia Algio pastaba irgi yra teisinga. Yra teisinga. Pritariu irgi pastebėjimui. Tai tiek. Ačiū. Mantas kažką norėjo pasakyti. Tai iš tikrųjų aš irgi prisidėsiu prie tų valdžių prisidalymo, sakykime, tai didžiausia problema šiai dienai yra viešieji pirkimai. Ir savivaldybė nemažai, kaip sakant, jų vykdo, aišku, su priežiūra, bet matom rajone tam tikras apraiškas galimai, aš nesakau, kad čia tiesiog nuolatos pačios įmonės laimė vienus ar kitus konkursus, lyg tai dėl sąlygų gal derinimo ar dar kažko. Taip pat prisidėsiu prie Vaclovo, mūsų paprašė, tai ypatingai su teritorijų planavimu ir žemės sklypų paskirties ir būdo pakeitimų, tai irgi tas mūsų paprašė, nes taip reikia, nes taip negali būti iš tikrųjų. Mes turėtumėm labai aiškiai atsiriboti ir žiūrėti taip, kaip pagal įstatymą, pagal raidę, o ne tai, kad mūsų paprašė. Suprantu, ką išsakėte, ir aš turbūt jungiuosi prie jūsų, sutinku visiškai su jūsų nuomonės, su viskuo, nes kaip tas mūsų paprašė ir viskas labai greitai vyksta, tai tikrai man irgi yra akiratyje ir dažnai gal ir gerai neapsvarstama. Bet noriu pasakyti, kad mes visose šiuose srityse, kur sakėte, turime šiokios galios, įtakos ir galime svarstyti tuos visus klausimus. Mes ir galime peržiūrėti viešuosius pirkimus, mes galime kviestis įmonės vadovus, kalbėtis apie korupciją, mes galime išnagrinėti atvejį, kaip sakot, prašymus netikėtus, kaip dabar dėl tos turbūt saulės elektrinės čia visi turim omeny, toks labai staigus sprendimas, nesvarstant ir nesiūlant to daryti kitai kažkokiai įmoniai ar dar, tai kelia visiems abejonių. Tai mūsų darbo tikslas ir tą mes turėtume pastebėti, rašyti, tartis ir svarstyti. Tai aš manau, kad taip. Dar kitiem metam yra klausimas, susidarysime planą, gal tokius dalykus reiktų mums matyti, traukti ir tikrai, kad jie nepaliktų nuo šaly. Donatos dar noriu paklausti, o Donata, kas jūsų plane dabar? Po vien tik tai atsparumo korupcijai apklausos, kas dar tokio svarbaus, ką jūs dar šiemet nepadarėt ir turėtumėt padaryti? Ar yra kas? Šiaip yra ta pati ataskaita, kad bus prašoma informacijos savivaldybei pavaldžių įstaigų ir aš pati ataskaitą nuo savęs rengiu, tai kai aš ją parengsiu, tai aš teiksiu ir jums, kaip antikorupcijos komisijos nariams, susipažinti su ta pačia ataskaita, ką mes per šitus metus nuveikėm, ką mes padarėme ir tai sakyčiau, dabar dar net ko nepaminėjau, tada išnekėjau, pristatinėjau informaciją. Tai ačiū tada už tą informaciją, o gausim, ką padarėte, tai ir ko gero bus naudos, nes mes šiais metais kaip ir mažokai dirbome, dabar renkamės tik į posėdį, tai pasinagrinėsim ir tikiuosi mūsų perspektyvaus darbo. Donata paminėjo puslapį, STT puslapyje, kuriame galima atlikti užduotis susijusias su antikorupcija. Ir gauti net sertifikatą, kad tu gerai išmanai antikorupcijos visus įstatymus ir korupcijos reikalus. Siūlyčiau visiems prisijungti, pati esu prisijungusi, jau keletą užduočių išsprendusi. Savotiškai ir praturtina žiniomis, ir dar, jeigu galima sertifikatą gauti, tai yra visai neblogai. Tai toks mano pasiūlymas komisijos nariams, kas netingit ir turit laiko. Tai daugiau pirmojų klausimų, Donatos pasisakymų, kaip ir nematau norinčių pasisakyti, keliančių rankų, ne? Jeigu galiu papildyti truputėlį, kadangi iš tikrųjų Donata viską pasakė gerai ir kadangi administracija atsakinga būtent už antikorupcinės aplinkos kūrimą savivaldybės administracija, taip pat kuruoja įstaigas ir iš tikrųjų labai norėtų įsitraukimo ir antikorupcijos komisijos, ką jūs patys iš tikrųjų dabar ir pakalbėjot apie pirkimus, apie viešuosius pirkimus, tai tikrai turi antikorupcijos komisija šitą teisę, galią, sakykime, kad gali inicijuoti ir atitinkamai teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą papildomai apart to, kuris yra atliekamas administracijoje privalomai norminių teisės aktų. Tai jeigu tik kažkur kyla
galimas įtarimas, kaip sakot, ar tai su viešaisiais pirkimais, ar su kažkieno paprašymais, kur nelabai žinau, apie ką kalbama, tai iš tikrųjų visada gali ir turbūt ir turėtų prašyti to telktis, kaip sakėt, specialistus ir dalyvauti tame antikorupcinės aplinkos kūrime. Tai va, to ir norėtųsi visiems. Pagal šiandienos pasisakymus komisijos narių jaučiu, kad būsime aktyvus. Tai Aš tik galiu pasakyti, mes ne apie pasisakymus sakėm, mes tik gal taip, bet mes apie atitiktinus sprendimus, kaip atsiranda labai greitai kažkodėl vienas ar kitas sprendimo projektas taryboje, be aiškaus motyvų. Tai mes į tą dėmesį, aš manau, daugiau kalbėjom, o ne taip siaurai. Į kažkokį pasakymą. Aišku. Tiesiog norisi tikėti, kad tiek mes, administracija, tiek jūs, tarybos nariai, kad bendradarbiausime, nes kaip mes esame šnekėjusios ir su Rita Šikšniene, kad vienas žmogus ar viena komisija visko padaryti tu tiesiog negali. Reikia tų mūsų pačių sąmoningumo, įsitraukimo, bendradarbiavimo, nes vien tai, kad yra patvirtinta ta tvarka, tiesiog tai automatiškai kaip ir nereiškia, kad žmogus tos tvarkos laikysis, kad jisai viską darys. Čia su korupcijos prevencija reikia tokio sklandaus abipusio darbo, tiek, bet norėtųsi, kad, kaip labai gražiai ir pasakė mano vedėja, kad tiek mes bendradarbiautume, kad ir aš nuo savo pusės ką galiu daryčiau, ir kad jūs kartu prisidėtumėte, ir tada būtų labai tas geras rezultatas. Ačiū, Donata, ačiū ir pristatymą, už mintis, visiems ačiū. Ir nežinau, jeigu pirmojų klausimų nebeturime kas pasisakyti, tai gal tada eikime prie antrojo. Ar taip? Taip. Antrasis mūsų klausimas. Tik tai dar norėčiau pasiklausti, man reikia toliau dalyvauti? Gal ne, Donata? Vedėjai yra, daug žino, jeigu ko paaiškins mums, tai ačiū, kad buvote. Gerai, ačiū labai. Gero likusio posėdžio. Gero darbo visų. Dėl komisijos narių atsakingų už pranešimo antikorupcijos komisijai dėžutės savivaldybėje priežiūra paskirimas. Yra toks punktas mūsų nuostatose, yra toks ir vietos savivaldos įstatyme, kad mes turime dėžutę, į kurią gyventojai ar ne tik gyventojai gali palikti kažkokį faktą apie antikorupcijos įvykį, apie pažeidimus ir mes turime tą dėžutę prižiūrėti ir reaguoti, ką gyventojai yra mums pasakę ir pranešę. Tai mes turėtume paskirti porą asmenų, kurie tą dėžutę prižiūrės, nes vienas, ko gero, būtų šališkai, dviese yra jau, kaip sakant, kaip ir komisija. Nežinau, iš mūsų komisijos narių norėtųsi kažką tai ir gal aš galvoju apie administracijos darbuotoją, kuris yra visada šalia, apie Roką Jurgaitį, tik tai jo šiandien nėra mūsų posėdėje. Ką ir sida rekomenduotumėte, kas anksčiau būdavo, tai darydavo? Tuoj minutėlį. Ai, nežiūriu, kad Rokas parašė, kodėl nedalyvauja, sako, informavau, bet kad nedalyvauja. Tai situacija su dėžute ir su telefonu dabar yra tokia, todėl įvertindama, kadangi šiais metais mes įvertiname galimas rizikas, su kuo susidurėm, arba paprasčiau tariant, kas nepadaryta arba ne visiškai pilnai funkcionuoja, sakykime, tai tos dėžutės yra, tas dėžutės iš tikrųjų mes tik tikrinam, atrakinam ir pasižiūrim, bet dėja, o gal nedėja, nežinau, iš tikrųjų niekarto nebuvo jokio pranešimo, bet jos yra, tikrai mes laukiam, jeigu tik tai būtų dar galvojama apie tą vėl papildomą informavimą, kad yra tokia galimybė, lyg ir yra, sakykime, ta informacija paskelbta mūsų toj rubrikoje, bet gal karts nuo karto ją atnaujinti prie naujienų ar tai prie skelbimų, kad matytų, kad yra tokia, kad primintų, kad yra tokia galimybė tiek telefonas, kuris dabar kažkaip labai netikėtai nutiko taip, kad keičiant teisės aktus, čia turbūt ir buvo irgi antikorupcijos komisijos nuostatose ir matyt, bekeičiant yra apskritai iškritusi ta nuostata apie tikrinimą. Netikrinimais, aišku, yra tas telefonas, mes turime jį, pranešimų dabar irgi nebuvo gauta, kartais suskamba, bet būna tokie tik tai patylėjimai. Tai vėlgi mes įtraukiam dabar į 24 metų, žodžiu, rizikos veiksmų planą, būtent atnaujinti ir dabar jau yra pradėta atnaujinti tiek, sakykime, tos dėžutės
sakykime, pasižiūrėjimo ar ne, ir toliau, jeigu gautų pranešimų nagrinėjimo tvarka, tiek anoniminį telefonų gautų tų pranešimų nagrinėjimas. Lygiai mes tą praktiką ir turėjom, kada būdavo kviečiami iš komisijos atstovai, 2 ar 3, berods nebeatsimenu. Ir tada būdavo būtent išklausimui, o po to jau komisija svarstydavo, yra čia turbūt komisijos narių, kuriem yra tekę išklausyti ir po to nagrinėti tos pranešimus. Tai dabar tas yra atnaujinama, o kaip jūs sakot, aš nežinau, ar, kaip čia pasakyti, ar tikslinga paskirti taip, kuris, sakykime, pasižiūri taip, nors čia gali ir administracija atsakingas už korupcijos prevenciją, sakykime, tikrinti, bet mums būdavo bent 2 žmonės, kurie tiek tą telefoną paklauso, tiek, sakykime, jeigu tas dėžutė gautas būtų pranešimas, bet dėžutė tikrai nėra per visą laiką nekartą nėra buvę pranešimas, yra buvęs įmestas kažkoks vokelis, ta prasme, bet su informacija, ar tai mokesčių inspekcija, tiesiog sumaišyta. Tai tikrai nėra buvę. Tai, ką noriu pasakyti, ar tikslinga paskirti konkretų tą žmogų, gal tiesiog susisiekti tuo metu, sakykime, ar tai su pirmininkė ar ne komisijos, ir kas tuo metu bus arčiau, kas galės, tas ir privažiuotų. Tai vat nežinau, aišku, Rokas, kada kaip administracijos darbuotojas, tai turbūt vienareikšmiškai, taip, nes jisai vieta, jisai čia šalia ir... Tai va, tai net nežinau, ar aš čia atsakiau. Tarsi viską supratome, turbūt teisingai kalbate, bet man kažkodėl kaip komisijos pirmininkai norėtųsi turėti atsakingus žmonės, gal net ir už tai, kaip jūs sakot, ir tos tvarkos tobulinimą ir viską, kad jau jie žinotų, kad tai yra jų atsakomybė, kad laiku pastebėti tuos gyventojų nusiskundimus ar reaguoti telefono skambučius. Tai man atrodo, kad Rokas Jurgaitis, esantis čia dirbantis savivaldybės administracijai, būtų tiktų. Na ir ką, žinau, dar siūlyčiau Mantą Šakočių, jis visur suspėja, visur būna. Tai jie dviese, tada gal kaip ir tos pakeitimus, jeigu reiktų, ar patarimus jums padarytų ten dėl tų dėžučių. Na, ir nustatytų laiku, juos patikrintų, kad mes liktume informuoti. Vaclovas, nori kažką pasakyti? Pritariu Manto kandidatūrai ir Roko kandidatūrai, pritariu. Tai aš nežinau, komisija, ką manome? Tikslinga ir rengianti tą tvarką, gal tikslinga ir komisijos posėdėje, kai bus projektas parengtas ir pasvarstyti, padiskutuoti kartu su komisija, tai vat parengus tą tvarką iš tikrųjų. Taip, tai komisijos pirmininkas gali įpareigoti komisijos narius. Tai Mantas Šakočių esate įpareigotas, Rokas Jurgaitis, derinant su RSIDA, nepalikti be dėmesio dėžutės ir telefono. Tai gal jūs ten ir numerį keisit, nežinau, kas jį prižiūrės, jūs nuspręsit šitos dalykus, kur pranešite mums komisijai. Ar tinka? Be balsavimo, bendrų sutarimų, taip? Na, aišku, ačiū. Taip. Dėl antikorupcijos komisijos informacijos savivaldybės internetinės svetainėje skelbimo. Na, aš jau čia truputį anksčiau kalbėjau, bendravau su administracija, man šitos informacijos apie antikorupcijos komisijos ir apie aplamai antikorupcinį darbą savivaldybėje šiek tiek dubliavosi, tai mes to tikrojo sprendimo, radome turbūt sprendimą. Jūs atsidarę savivaldybės tinklalapį, visada dešinėje pusėje matote antikorupcinė veikla, turbūt, ar taip vadinasi, ar kaip ten dar kažkaip. Tai ten yra informacija visa, kurią rengia mūsų specialistė Bukauskaitė Donata, kurią ką tik girdėjom, ir ten yra viską, ką jį minėjo. Ten yra ir planai, ir ataskaitos, ir viską, ir tikrai labai daug naudingos informacijos, ką siūlyčiau kiekvienam pasiskaityti. Kiek galėjau, ir aš ją išstudijavau, pasižiūrėjau. Bet pagal vietos savivaldos įstatymą yra toks punktas, kad tarybos komisijos. O mes ir esame viena iš tarybos komisijų. Tai tarybos komisijos yra skelbiamos kitoje grafoje savivaldybės tinklalapyje prie tarybos komisijų. Ten yra peticijų komisija, etikos komisija ir antikorupcijos komisija. Remintis visų kitų savivaldybių pavyzdžiais, tai visa išsamioji informacija apie antikorupcijos komisijos darbą yra šitam tinklalapyje. Nes gyventojai žino, kad mes esam tarybos atstovai ir toj srity dirbam ir dažnai tos informacijos ten ieško. Manyčiau, kad tai ir reikia daryti, kaip daro kitos savivaldybės, ką ir savivaldos įstatymas įpareigoja. Ir jeigu kai kuri informacija ir dubliuosis antikorupcijos savivaldybės puslapyje ir mūsų tarybos komisijos antikorupcijos puslapyje,
tikrai nebus blogiau. Gal kažkas pasidomės labiau ir tikrai gal būsime kam nors naudingi. Tai noriu pasakyti, ir dar tokią pastabą iš Vaclovo Motiejūno mes girdėjome, kad esame paskelbti kaip antikorupcijos komisijos nariai, bet nėra mūsų kažkokių kontaktų, telefonų ar elektroninių paštų, kur gyventojas išdrįsęs ką nors pranešti galėtų kreiptis į tą asmenį, kuriuo jis gal labiausiai pasitiki, ar jis artimiau gyvenamosios aplinkos, ar viską. Tai irgi ko gero reiktų galvoti apie tos informacijos paskelbimą, kas man atrodytų aktualu. Na ir tą visą informaciją, apie ką kalbėjo Ersida, apie telefoną, apie dėžutę, kur galima palikti nusiskundimus ar pranešimus, apie elektroninių paštų pranešti, tai irgi turėtų būti skelbiama ir čia. Tikrai nebūtų per daug, o kaip Ersida sako, dar gal kartais mes kokios antikorupcijos dienos proga paskelbsime ją ir savivaldybės tinklalapyje prie naujienų. Kodėl negalėtų tai būti? Tai turiu kelis pasiūlymus, bet Vaclovas gal turi dar geresnių. Vaclovai, sakykit savo nuomonę. Jo, tai jūs kaip girdėjot, aš per tarybos posėdį esu pasisakęs dėl etikos komisijos, manau, tai legitimu yra ir antikorupcijos komisijai. Ir dabar esu gavęs atsakymą, aišku, iš etikos komisijos, jie nagrinėja tą klausimą, jie įsisteigė paštą, tai aš manau ir mes turėtumėm turėti antikorupcijos komisijos elektroninį paštą. Viena yra detalė, ką paminėjo etikos komisija ir man čia sukėlė abejonių, kad jie vis vien naudojasi Avilio sistema siuntinėdama medžiagą. Avilio sistema tai yra administracijos sistema ir jų motyvas yra, jie registruoja į bendrą Avilio sistemą, registravimo sistemą. Aš manau, savo dokumentus antikorupcijos komisija turėtų turėti savo registravimo sistemą ir jin turėtų būti nepriklausoma nuo administracijos. Taip ir aš galvoju, kad ir etikos komisija taip turi turėti kontrolės komitetą. Galutiniai sprendimai, kurie jau yra priimtini, taip jie būtų galima siunčiami per Avilį, nes tai yra galutinis sprendimas, kuris jau yra teikiamas susipažinti ir visuomeniai, ir, sakykime, gal ir administracijai. Bet iki to galutinio sprendimo turėtų būti, sakykime, mūsų sukurta siuntimo registravimo sistema, per kurią mes turėtumėm naudotis, būtent siunčiami ir gaunami raštai, aš taip galvoju, į antikorupcijos komisijos paštą. Tai mano kokia yra logika, etikos komisija truputėlį galvoja kitaip, bet aš čia pasiginčysiu ir pabandysiu, sakykime, padiskutuoti su jais. Ir aš manau, kad aš galvoju šiuo klausimu, logika sako, kad aš galvoju teisingai, taip reikėtų sakyti, nes ten yra viena registravimo sistema, čia turi būti nepriklausoma. Tai aš manau, norint gerai veikti, reikia susitvarkyti tuos pirminius dalykus, ko nebuvo padaryta per ilgą metų savivaldybėje. Nebuvo poreikio, reikalo ir taip toliau. Ir čia yra susijęs su duomenų apsauga, su visais tais dalykais. Tai mano toks pastebėjimas, tai čia, aišku, yra komisijos nariai ir jie turėtų irgi pasisakyti to kaip jie masto visą tą darbą, siuntinėjimo dokumentų ir taip toliau. Ačiū Vaclovai už nuomonę, ne panašiai, o lygiai taip, manau ir aš. Ir tas mano pradinis sakymas, ką reiktų keisti, tai turbūt irgi atliepia į tavo pasiūlymus ir prie antikorupcijos komisijos, kaip tarybos komisijos, yra tokia lentelė, kur yra paskelbta mūsų kiekvieno vardas, pavardė, pareigos ir daugiau palikta tokia grafa atitikties deklaracija. Tokia man keista grafa, nes atitikties deklaraciją tik aš turiu turėti, nes kaip antikorupcijos komisijos pirmininkė, kitiems jų ir nebūtina. Tai aš siūlyčiau šitą grafą pakeisti, kontaktai parašius ir jeigu komisijos nariai neprieštaraus, ten paskelbti kiekvieno mūsų komisijos nario elektroninį paštą ir telefono numerį.
kad, kaip sakiau, gal kažkam pasirodys tas žmogus artimesnis ir patikimesnis, kažkas norės kažką pranešti, tai vat, kad turėtų tokią galimybę. Na ir kaip Vaclovas sako, būtinai keisti ir mūsų pranešimus elektroniniu būdu vietoj prim@šiauliurai.lt. Aš su Audrium Dešrium kalbėjau, galima tikrai padaryti antikorupcijos komisija@šiauliurai.lt. Tai vat, reiktų ko gero to laikytis. Tai pirmiausia, aš klausiu jūsų komisijos narių, ar sutinkate, kad būtų paskelbti jūsų elektroniniai paštai ir telefono numeriai. Nu, turėtume sutikti, tokį darbą dirbame, turėtume būti vieši asmenys, iš tikrųjų, kaip ir tarybos nariai. Aš tik nurodysiu kitą savo numerį, ne tą, kur aš daugiausia naudoju, bet aš turiu kelius, kurį, kad, žinokit, jau gaučiau skambutį, tai jau žinočiau, kad aš čia gavau. Tai aš pasitikslinsiu savo duomenis, gerai? Ir kiekvienas mūsų gal galime nurodyti tą paštą, kurį dažniau naudojame. Gal savivaldybės paštą mes naudojame rečiau, tai nurodykime tą, kuris mums yra parankus. Šitą mūsų Laura gal surinks duomenis ir viskas sutvarkys. Na ir daugiau, kaip sakau, galima antikorupcijos komisiją paštą sukurti, bet tik tai įdomu, kam jį reikėtų priskirti. Bet man toks klausimas kyla. Pas ką tai laiškai ateis? Jeigu jie antikorupcijos komisija ateis, gal tada ateitų pas mūsų Donatą Bukauskaitę, ar kaip ten dabar? Kas tą paštą valdys? Aš pasakysiu, pasidalinsiu savo praktiką. Kada mes turėjom kontrolės komitete, tai yra kas atsakingas, 2 asmenys yra atsakingi už tą paštą prižiūrimą, tai yra pirmininkė, kuri gauna informaciją ir paskirsto, ir antras žmogus, kuris tvarko, sekretorius. Tai yra 2 asmenys, kurie turi siuntinėję medžiagą ir tvarko. Ir tada jau paskirsto visiems komisijos nariams tą medžiagą gautą, dalinas ir taip toliau. Bet čia yra tiesioginis tas toks darbas pirmininko ir sekretorius. Ir čia nereikia nieką kitų žmonių čia. Jau Ingrida ir sekretoriai. Viskas, Laurai. Suprantu. Dar Valdemaras kažką pasakys? O tai gal tą paštą daryti kaip ir dėžutės principu. Tai čia kaip ir lygiai tas pats. Dėžutė atsakingi ir paštą atsakingi. Tai ar elektroniniai erdvėje, arba tie patys žmonės ir už dėžutę būtų atsakingi ir už elektroninį paštą ir informaciją, arba... Suprantu, gal ir geras pasiūlymas, tik matau, ar Sida kažką dar... Ar Sida sutinkate su tuo, ar kaip turėtų būti? Ne, aš manau, kad ne. Iš tikrųjų, taip kaip gerbiamas Vaclovas sakė, tai elektroniniu paštu gauti dokumentai, tai tie, kurie tarybos nariai rašo, galbūt dar gauti ir siunčiami, tai jie vis tiek apskaitomi dokumentų valdymo sistemoje, kaip sako, tai tikrai pirmininkė turėtų matyti, ar ne, jeigu jai ne po registracijos siunčiami. Ir sekretorius, tas, kuris registruoja tiek gautos, tiek siunčiamos, visas sąsajas daro, tai aš manau, kad tik tai tie žmonės turėtų. Taip kalbam. Taip. Suprantu. Nu ir ką, beveik priėjome išvados. Neturim sekretorių. Laura mums priskirta kaip sekretorė. Aš truputį ten ir su direktorium, ir su mero diskutavau šitą temą, bet mes turime Laurą. Aš jos darbu tai tikrai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, Laura. Bet liktai įstatymas sako šiek tiek kitaip, bet šiuo metu yra Laura ir labai džiaugiuosi, mus puikiai sukvietė ir šiandien viskas puikiai vyksta. Gerbiama Laura, jūs esate įpareigojama prižiūrėti mūsų paštą antikorupcijos komisiją @šiauliurai.lt. Na ir aš kartu su jumis, ką Audrius artimiausių metų sukurs ir padarys. Tai jeigu mes visi taip sutarėm, tai tada ir be balsavimo, tai bendru sutarimu, taip? Ingrida, čia yra prievolė pirmininkės valdyti informaciją ir čia nėra išlygų, žinokit. Suprantu, Suprantu, bet tiesiog diskutavom. Jūs pasidalinot dar su savo atsakomybės su sekretoriu. Taip sakytumėt, ne, galiu vieną valdyti ir tvarkyti. Supratau, viskas įvyks taip, kaip privaloma, viskas bus gerai tikrai. Tai ką, tada dar turim sekantį klausimą dėl antikorupcijos komisijos darbo plano 2024 metams rengimo. Jo, mes jau šiandien pirmame klausime išsakėme minčių, kurių turime, kurio žinome, kas galėtų būti numatyta mūsų veikloje. Na ir kitiems metams mes tikrai turim būtinai pasiruošti planą, didesnį ar mažesnį, kiek mes apriepsime,
tą mes ir padarysime. Aš manau, sausio viduryje ar pabaigą mėnesio mes tą planą turėsime, bet aš noriu, kad tas planas būtų neparengtas vien specialistų ar mano ten kažkokiu, ar dar manimų. Labai norėčiau, kad kiekvienas iš mūsų komisijos narių prisijungtume į tą plano rengimą. Nesakau, kad tai jūs išsamei ten visą planą parengtume ar ką, bet tas mintis, kurias turite, būtinai surašytumėte, atsiųstumėte Laurai, kas turėtų būti įtraukta. Kiek mano galimybės apriepė, pasidairiau kitų savivaldybių planuose, na ir jie pakankamai skirtingi. Vieni atkreipia dėmesį į didesnės problemas, kiti mažesnės, kiti į įmonių darbą, kiti, kaip sakote, į viešuosius pirkimus. Tai mums reiktų pagalvoti apie tai ir susidaryti savo planą. Todėl, kaip sakau, norėčiau, kad visi turėtumėt pasiūlymų. Ir jeigu turėsite laisvo laiko, turėsit turėti kaip komisijos nariai, žvilgterėkit, ką veikia kitos savivaldybės, kaip viską, ir tuos naudinguosius, geruosius faktorius visus susirinkime ir susidėkime mes, kad galėtume normaliai dirbti. Tai mano manimas toks, ir dar Vaclovas, manau, papildys, ar dar kažką kitą nuomonę išsakys. Aš nežinau, mano ta ranka nenusiemas, aš galvoju, kad aš jau automatiškai nusiemas ir taip, bet aš galvoju, Ingrida, į planą reikėtų įtraukti vieną iš tarybos priimtų sprendimų. Vieną, panagrinėti tarybos priimtų sprendimų. Aš nežinau, kaip jį reikėtų suformuoti, bet, pasižiūrės jo eigą, pasižiūrės posėdžio medžiagą, kažkur, kur mūsų prašė. Panagrinės vieną sprendimą, aišku, čia jau būtų toks analitinis dalykas, bet būtų įdomu. Būtų įdomu ir jeigu vieną išnagrinėtumėm tarybos sprendimą, priėmimą, jo atėjimą į posėdį, visą tuos ryšius pasižiūrėti, mums būtų patiems komisijos nariam aiškiau, sprendžiant kitus klausimus ir tą. Mano toks būtų siūlymas kitais metais išnagrinėti vieną tarybos sprendimą, kurį jau pasirinktų komisija ir panagrinėti iš antikorupcinės tos prizmės ir pasižiūrėti. Taip, tik Vaclovai plane gal neužsibrėžkime vieno, nes iš tikrųjų, jeigu matysim 2-3 ir panagrinėti bus negerai, tai įrašykime taip, kad panagrinėti rengiamus tarybos sprendimų projektus ir sąsajas. Jo, bet užsiduot, žinot, paimti vieną ir bandyti taip pat. Persida, žinau, dabar kelia ranką, žinau, ką pasakys. Neetikos antikorupcijos komisijai ir priklauso. Tai būtent įsirašyti tikrai atlikti antikorupcinį teisės akto projektų vertinimą pagal poreikį, jeigu jūs jau ir matot konkretų. O iš tikrųjų tai berods Donata ir minėjo, kad dabar siuntė ir tarybos nariams laiškus, bent jau turėjo siųsti, kad dabar šiuo metu kaip tik atliekamas antikorupcinės aplinkos tyrimas savivaldybėje. Iki gruodžio 10 dienos yra prašoma užpildyti apklausas anketas tiek administracijos darbuotojų, tiek platinama per seniūnijas, per socialinius tinklus, kad gyventojai galėtų užpildyti. Ir sausio mėnesį tikrai mes jau turėsim to tyrimo išvadas, rezultatus. Tai vėlgi atsižvelgiant į tuos rezultatus, rekomendacijas, aš manau, kad ir antikorupcijos komisija į savo veiklos planą galės tam tikras priemonės įsitraukti, kad vieną ar kitą sritį pasinagrinėti. Tai tik sausio mėnesį ir bus šitie rezultatai. Ir raginu tikrai ir užpildyti, ir sudalyvauti, ir dar paplatinti tą anketą iš tikrųjų. Tai čia mes į temą visai su tuo pasiūlymu taip išeina. Į bendrą kontekstą? Į bendrą kontekstą, viskas bendrai. Gerai. Algimantas dar nuomonę savo. Dabar meras teikia sprendimo projektus tarybai ir jeigu paskaitom, tai ten visuose yra tas antikorupcinis vertinimas. Aš manau, kad tai yra techninis įrašymas, žinokit. Aš tikrai taip manau, kad yra techninis įrašymas. Tai dabar Vilniaus atvejas labai nuskambėjo, labai atidžiai nežiūrėjo, bet būtent kada STT ėmėsi atlikti antikorupciją, irgi turi tokią prievolę, jeigu jau mato, kad kažkas negerai, tai vertina ten teisės aktus ir tikrai tų spragų, sakykim, pamatė kos, kaip sakot, kad galbūt administracija ir nepamatė.
Suprantu. Tai vienu žodžiu, jeigu rasime tokiu atveju ir matysime, dar galima ir šiandien, ir rytoj, ir iki naujų metų daryti, o po naujų metų mes jau turėsime darbo planą, kurį pasidarysime, tai, kaip sakau, būčiau dėkinga, jeigu kiekvienas atsiųstumėte savo pasiūlymus, ką mes tada surašysime į vieną planą. Ar yra Vaclovas pasiūlė vieną klausimą, jau suformuosit ir rašysit viską. Supratau, protokole atsispindės, Laura viską sužymės. Nerašykit, bet jau vienas klausimas yra. Gerai, puikiai. Tai aš nežinau, daugiau to klausimų, pasisakymų nematau, pastabų nematau, tai ko gero ir skaitysime, kad jis užbaigtas ir planą mes rengiame, taip, bendrų sutarimų. Jo. Na ir esu pažymėjusi kiti klausimai, nes niekada nežinai, kokių gali jų kilti, ar kiekvienas jūsų turit ką nors pranešti ar pasakyti, ar turim ką nors prie kitų klausimų. Vaclovas irgi tyli, visi tyli, tai ko gero prie kitų. Gaubas, gal Algimantas dar kažką pasakys. Tai pradėsim dirbti. Pradėsim dirbti, jo. Tai tada esu dėkinga šiandien už visų dalyvavimą. Užduočių, kurias mes gavome įsipareigojimų, neužmirštame, dirbame, na ir tikėkime gerų rezultatų. Iki pasimatymų. Ačiū visiems. Iki viso gero.